Sveiki, draugai! Šiandien pakalbėsime apie, švelniai tariant, ne patį smagiausią dalyką – apie teisės aktus. Žinau, skamba nuobodžiai, bet pakentėkite. Nors ir nuobodus, jie labai veikia mūsų gyvenimus. Taigi, kaip padaryti, kad tie teisės aktai nebūtų tik popierių krūva, o iš tikrųjų mums padėtų? Kaip užtikrinti, kad jie būtų teisingi, aiškus ir suprantami ne tik teisininkams, bet ir mums visiems? Apie tai ir pakalbėsime šiandien. Juk teisės aktai turėtų atspindėti tai, ko mums žmonėms reikia, tiesa. Bet ar kas nors klausosi, ką sako ekspertai? Administraciniai sprendimai neturėtų būti kaip loterija, ar ne? Ketvirtas skyrius. Administraciniai sprendimai turi remtis faktais. Turi būti atliekami tyrimai, klausiama ekspertų nuomonės, renkami duomenys. Penktas skyrius. Kaip užtikrinti, kad geri norai nevirstų tuščiais pažadais? Reikia ataskaitų, susitikimų, patikrinimų. Šeštas skyrius. Administraciniai sprendimai turi būti priimami laiku. Svarbu nustatyti terminus, prioritetus, pagerinti procesus. Septintas skyrius. Ekonomikos pulsas. Kaip teisės aktai veikia mūsų ekonomiką? Reikia atlikti ekonominės analizės, prognozes, konsultuotis su ekonomistais. Aštuntas skyrius. Skaidrumas raktas į pasitikėjimą. Mes žmonės turime teisę žinoti, kas ir kaip vyksta. Devintas skyrius. Vertiname rezultatus. Svarbu ne tik priimti teisės aktus, bet ir pažiūrėti, kaip jie veikia. Dešimtas skyrius. Teisės aktai visiems suprantami. Teisės aktai neturėtų būti parašyti nesuprantama kalba. Taigi matome, kad teisės aktų kūrimas yra sudėtingas dalykas, reikalaujantis daug darbo ir bendradarbiavimo. Bet svarbiausia, mes žmonės turime teisę ir pareigą dalyvauti šiame procese. Tik tada, kai mūsų balsas bus išgirstas, teisės aktai iš tikrųjų mums padės. Kitaip tariant, jei norime gyventi teisingesnėje ir skaidresnėje šalyje, negalime tiesiog sėdėti rankas sudėję. Turime imtis iniciatyvos ir reikalauti atsakomybės iš valdžios. Tik taip sukursime tokią Lietuvą, kurioje norėtume gyventi mes ir mūsų vaikai. O dabar atleiskite, einu paskaityti baudžiamojo kodekso. Tik juokauju, arba ne.